sensacija galbūt ir yra, bet dėja jinai ir turi ir neįgiamą pradą, taip pavadinsiu. Šiandien pasisakyti mane paskatino įvykis, kurio turbūt nelaukime niekas. Laikmečiu, kai visuomenė įsitempus dėl karo grėsmės ir vis labiau prastėjančios saugumo situacijos valstybėje, mesta purvo dėmė visai Lietuvos karininkijai. Laikmetis, kai turime telkti visuomenę, skatinti pilietiškumą, žadinti pilietinę valią gintis, rodyti ne tik pagarbą ir pasitikėjimą Lietuvos kariuomeniai. Pats krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, greičiausiai nesuvaldęs keršto, pykčio, puikybės jausmų, apipylė purvu Lietuvos kariuomenės generolo uniformą, taip įžeisdamas visą Lietuvos kariuomenės karininkiją. Tik žmogus, neturintis vertybių ir niekad netarnavęs Lietuvos kariuomenėje gali nežinot, kas yra Lietuvos karininko garbės kodeksas. Tik būtent toks žmogus niekada nesupras, kad Lietuvos karininkai garbę labiau brangina nei gyvybę, nes būtent jie yra pirmieji, kurie laikydamiesi duotos priesaikos ir gins tėvynę. Ir yra pasirengę garbingai atiduoti patį brangiausią žmogaus turtą gyvybę. Po išpuolio prieš generolą Valdemarą Rupšį, bendraudamas su Lietuvos karininkais, kurie patys su manim susisiekė, prašė perduoti vienintelę žinią. Karininkijos bendruomenė įžeista, įskaudinta ir paniekinta. Kas bus toliau, aš nežinau, ką jie darys taip pat, bet jaučiu pareigą po šio susitikimo paviešinti tik mažą dalį faktinių aplinkybių, kurias sužinojau būtent iš jų, kai man buvo užduodami klausimai. Ar šis krašto apsaugos ministro veiksmas neva turėtų būti perspėjimu visos Lietuvos kariuomenės vadovybei, kad tie, kurie drąsiai pasisakys ir teiks savo pastabas politikams, kai jų tam tikri sprendimai gali padaryti žalos visai kraštos apsaugos sistemai arba jos vystymui, su jais bus pasielgta kaip su generolu Valdemaru Rupšiu. Ar jau negalima duoti karinio patarimo, kurį savo kompetencijos ribose privalo duoti karininkai, jeigu jis nesutinka su politikų ideologija? Kad kiekvienas pats galėtumėte atsakyti į šios klausimus be jokių išankstinio mano vertinimų, pateikiu tik kelias faktinės aplinkybės. Pirma, apie tai, kad vyksta didelis konfliktas tarp karininkų ir krašto apsaugos ministro, mes patys NSGK nariai sužinome visiškai neseniai, tai yra šių metų vasarą, Liepos pabaigoje, slaptų laiškų, tiksliau raštų, į visus valstybės vadovus ir Nacionalinio saugumo gynybos komitetą kreipėsi Valdemaras Rupšys, būdamas dar Lietuvos kariuomenės vadu. Negaliu atskleisti visų aplinkybių, nes jos yra įslaptintos, kas išdėstytos rašte, bet ta dalis, kuri yra neslapta ir kuri jau pasirodė viešoje erdvėje, aš pagarsinsiu. Tai kalbama apie Vokietijos brigados priėmimą. Yra melas, kad mes pasirengę ir tikrai galėsime juos priimti iki 27 metų. Generolas labai aiškiai išdėstė aplinkybės, kad tais darbais ir tokiomis apimtimis neįmanoma priimti iki 27 Lietuvos Vokietijos brigados ir dėl to pažadus žarstysti yra neatsakinga. Greičiausiai pagal skaičiavimus tik apie 20% mes spėsim pasukurti infrastruktūros Šilelės dydžio miestelį ir jeigu mes turėsim Vokietijos karius priimti, mes turėsim ieškoti sprendimų. Ir tie sprendimai turėtų būti vieninteliai tai kažkur sukurti laikinas infrastruktūras arba atidėti būtent tuos pažadus į tolimesnį laikotarpį. Turbūt visi matėt, kad būtent po šio gero rašto Vokietijos krašto apsaugos ministras sušaukė karinį pasitarimą skubų Vokietijoje, kurie sprendė klausimus, kas per planas B, kuris atsiradęs krašto apsaugos ministro galvoje. Apie tai nežinojo nei prezidentas. Tai be jokios abejonės įžeidė Lauryną Kasčiūną ir liepė aiškintis, nors tos aplinkybės ir nuslėptos. O pagrindinė mintis yra ta, kad sugalvojo ministras vienašališkai Vokietijos karius apgyvendinti Lietuvos
būtent infrastruktūrose. Ir vienas iš jų buvo kaip pastaba Rūkantiškis, kur buvo Lietuvos kariams duotas pažadas. Šitas miestelis tik Lietuvos kariams. Tai politikai turi sprendimus priminėti, bet sako, turi būti ir paaiškinta visuomenė tiesiai šviesiai. Panašu, kad Kasčiūnas dėl to įsižeidė. Antras. Dronai. Taip jų reikia. Na, karininkai supranta, kariai ir taip pat. Bet yra jau NATO, visi mes turim žinoti, paskelbti reikalavimai. Aš manau, kad tai yra svarbu, tai susijęs su mūsų gynyba. Ar leidžiat man pasakyti? Statutas tokių išimčių nenumato, gerbkim mūsų dokumentus. Gerbiami kolegos, ar leidžiat pasakyti, mes galim priimti sprendimą? Tai yra dar tik 2 minutės gerus. Dronai. Dronai reikalingi, tai pati svarbiausia aplinkybė. Dronai reikalingi. Tai yra sutarta, tai yra nustatyti reikalavimai ir dabar noriu akcentuoti kelis skaičius, kur patys pagalvokit, su kuo jie susiję. 200 milijonų iki 2030 metų Lietuva įsigys dronus, apie 30-40 milijonų investicijos kasmet. Birželio mėnesį vyriausybė priima nutarimą, su paprastinta tvarka galim įsigyti iš Lietuvos gamintų. Taip yra gerai. Liepą vyriausybės sprendimas 20 milijonų jau skirti dronams, o gynybos resursų, įsidėmėkite, agentūra nusprendė 5 iš 5 Lietuvos dronų gamintojų už 8 milijonus paprastinta tvarka įsigyti dronų, 3 milijonus skiriant Lietuvos kariuomenė, 5 Ukrainai. Bet galbūt viskas gerai, bet karininkai kelia klausimą, kodėl nėra kontrolės, ar tikrai yra viskas gerai, kodėl šito dalyko nematoma. Kaip? Klausykit. Viena iš minėtų dronų Lietuvos gamintojų bendrovės iki šių metų Liepos mėnesį, bent jau šviesų šaltinių matyti, pardavimų direktoriaus pareigas ėjo asmuo, apie tai šis STT informavau, STT jau žino, kuris turi ryšį su gynybos resursų agentūra, kuri būtent, kaip minėjau, skiria 8 milijonus, nes pats beveik tas asmuo 2 metus dirboje šioje agentūroje vyr patarėjo pareigas ir yra įsidarbinęs vienoje iš lietuviškų dronų įmonėje. Taip, kad 2022-2024 dirba gynybos agentūroje, užsakymus daro, o vėliau Liepos mėnesį jau pats ir perka. Tai nieko bendro nesusiję, reputacijos negadina mūsų Lietuvos gamintojų. Bet šitas įvykis, kaip skubos tvarkas, 3 milijonai ir galimai dronai netitinka NATO standartų, kurie yra kaip patariamasis balsas, bet karininkai kėlė klausimą, dėl ko panašu susilaukė vėl didelio neigiamo atsako iš Kasčiūnų. Kita vertus, paskyrimą, jeigu ministras pasakė, mes kovojame su skaidrumu. Tai gerbiamas kolega, kažkaip trumpiau pasistengėte. Tai trumpiausias, paskyrimai, girie. Margeris Abukevičius, paskui sukuriama skubiai Tokijoje būtent viena iš gynybos patarėjo pareigų. Karininkams sako neatsakyta, ar tai susijęs su Gabrieliaus Landsbergio irgi tam tikrais ryšiais, krikštatėvių, arba ar jo žmona, Abukevičiaus žmona nedirbo būtent pas Gabrieliaus žmoną, būtent irgi įmonėje. Ar viceministrė Greta Točkutė sukurta darbo vieta, kuri buvo irgi išmesta ir paskirta į Briuselį dėl to, kad ėjo būtent gynybos, buvo atsakinga už krašto gynybos sistemų įsigijimą ir ją pakeitė kas? Gabrieliaus Landsbergio irgi bendražygio dukra, bet baisiausias Žilvinas Tomkus, viceministras, kuris taiga išsiųstas į Jungtinės Amerikos Valstijų ambasadą, nesulaukęs. Laikas seniai baigėsi, nesulaukęs tarnybinio patikrinimo ministrė. Tai yra klausimai, kurie būtent kėlė karininkyje ir susilaukė vienintelio atsako. Dėl to... Tai gerbiamas kolega, na, aš tikrai jums pridėjau 2 minutės, bet piknaudžiavimui vis tiek yra ribos. Vieną sakinį, prašau. Taip, tik tai dar sykį pabrėžiu, karininkijos bendruomenė įžeista, įskaudinta ir paniekinta. Ir jūs turite spręsti šitus klausimus nedelsint.